Taip, tai sveiki visi atvykę į 38-uosius Lamrimčionmo skaitymus. Sangye tang tsoki chonam la changchu parto takni kyapso chi taki jinso ki pe sunam ki drola penchir sangye troparsho. Sangye tang tsoki chonam la changchu parto takni kyapso chi taki jinso ki pe sunam ki Trola pinchir sangye troparsho, sangye chotang tsoki chonam la, changcho parto takni kyapso chi taki jinso ki pe sonam ki, trola pinchir sangye troparsho. Taip, prisiminkime, kur mes pabaigėm prieš skaityti Lamrimčionmo tekstą prieš 2 savaitės. Em, Tai iš esmės mes perskaitėme tą skyrelį apie pragaro būtybės ir pragarus. Ir po to dalis žmonių, kiek atsimenu, ten turėjo anksčiau palikti susitikimą ir kai kas dar išbuvo iki pat galo ir buvo labai trumpas skyrelis apie gyvūnų kančias. Apie tai, ką reiškia gimti gyvūnų ir kaip tai reiškiasi tas pavidalas pats, kokios kančios ten laukia. Tai žinoma, kad gyvūnų galbūt gimtis, gyvūnų kančios mums yra bene labiausiai pažįstamos, nes kaip pagal budistinę sampratą, būtent pragaro būtybės, bet ir ne tik budistinę, galėtume sakyti, universalią sampratą, pragaro būtybės, nes jų nesimato šiame pasaulyje, mes jų negalim matyti, mes apie jas girdime tik iš istorijų, pasakojimų. Na, šiandien išgirsim, skaitydami pamatysim, kad yra išimčių tam tikrų, galbūt gali sapnuose, ten panašiai vizijose kažkokius įsivaizdavimus jų turėti, bet štai gyvūnų kančios yra labai matomos ir galbūt dėl to Tsongkhapa ir neskiria didesnio dėmesio šitai reinkarnacijai, šitam gimimui ir tiesiog, kad ir iki šių laikų gyvūnų ta padėtis, kad tai yra iš esmės jie tarnauja žmonėms, bet yra skerdžiami masiškai ir po to skardyklose auginami ir kad tiesiog patenkintų žmonių mėsos poreikius ir taip toliau, mes visą tai matome, jeigu, aišku, norime, neužmerkime akies ir tai yra šalia mūsų ir ką reiškia gimti gyvūnų, kokios tos kančios jos visai turėtų būti suprantamos ir mes perskaitėme tą skyrelį, jis nebuvo ilgas, o šiandien skaitome toliau. Ir mūsų laukia naujas įsikūnijimas, tai yra alkanosios dvasios. Iš budistinių įsikūnijimų galimybių, atsimenam, yra 6, 5 dažniausiai plačiau aptariamos, žmogaus ir dievų įsikūnijimai yra patys palankiausi. Žmogaus nebejotinai be jokios konkurencijos palankiausias įsikūnijimas, o tuo tarpu tos 3 nepalankiosios, vadinamos, reinkarnacijos lemtys yra susijusios su, kaip aptariam, pragaro būtybėms, prašiausiai po to eina arba gyvūnai arba alkanosios dvasios. Aš gal sakyčiau, kad alkanųjų dvasių dar didesnė kančia. Tiesiog, kadangi apie jas daugiau pasakyta, jos pastatomos į šitą trečią eilėje, tai yra trečios šitame tekste po gyvūnų ir pragarę gimstančių būtybių. Tad jas ir paskaitysime šitą skyrelį. O bendrai visi šitie apmąstymai, kaip puikiai atsimenam, yra skirti tam, kad galėtų mūsų žadinti, vėlgi siekti, tiesiog eiti, sužadinti pirmiausiai tokiam gilesname įsitikinimų lygmenyje, pakeičiant tuos įsitikinimus, kad mes kryptume link Budos mokymo labiau ir galėtume praktikuoti. Tai tam reikia iš esmės permastyti tam tikrus dalykus. Tai skaitėm apie mirtį, dabar apie tai, kas potencialiai galėtų mūsų, arba kokios galimybės egzistencijos yra kitos ir kad tos egzistencijos galimybės tų būtybių yra tikrai nemalonios. Tai iš esmės
mes apie tai ir mąstome. Dabar skaitykime apie alkanasias dvasias ir tikrai bandysime aptarti jas iš įvairių pusių. Taigi, alkanųjų dvasių kančių apmąstymas yra toks. Tie, kurie labai puoselėja šykštumą, gimsta alkanosiomis dvasiomis. Jos kenčia alkį ir troškulį, visa jų oda, mėsa ir kraujas yra išdžiūvę, jos yra tarsi apdegę medžių kelmai. Jų veidai apauga plaukais, burnos labai išdžiūvusios ir jos liežuvių laižo lūpas. Jų yra trys rūšys - turinčiosios išorinių kliūčių maistui ir gėrimui, kai jos eina prie šaltinių, ežerų ir tvenkinių, ten esančios būtybės, laikančios kalavijus, ietis ir trumpasias sokietis, neleidžia joms prieiti prie šaltinių ir kitų vandens telkinių bei jas nuveja. Arba jos mato vandenį kaip pūlius ir kraują, todėl nebenori jo gerti. Turinčiosios vidinių kliūčių maistui ir gėrimui, troji kategorija, jų burnos tėra adatos ąselės dydžio ir iš jų veržiasi liepsnos. Jų kaklai smarkiai ištinio, pilvai milžiniški. Net ir niekino netrukdomos radusios maisto bei gėrimo jos nepajėgia nei valgyti, nei gerti. Trečioji kategorija - turinčiosios kliūčių pačiame maiste ir gėrime. Tai yra vadinamųjų liepsnų vėrinį turinčiųjų, visą, ką jos suvalgo ir išgeria, užsiliepsnoja ir jas degina. Vadinamosios nešvarumo ėdikės valgo išmatas ir geria šlapimą. Jos pajėgia valgyti ir gerti tik tai, kas nešvaru, tvokia, yra žalinga ir niekinga. Kai kurios atsipjauna savo pačių mėsos ir ją valgo, tačiau negali mėgautis švariu ir geru maistu bei gėrimu. Kalbant apie jų buveinę, lobyno komentare sakoma, alkanųjų dvasių karalius vadinamas mirties viešpačiu. Pagrindinė jų buveinė yra po šiuo Džambudvipo žemynu 500 jočių atstumu nuo Radža Grhos, o kitos alkanųjų dvasių buveinės yra iš tos vietos paplitusios. Taip, tai toks įžanginis skyrelis apie alkanąsias dvasias ir dabar ką mes čia turim. Pabandykime pasiaiškinti. Tai turime aiškę, tokią precizišką visai 3 rūšių porūšių alkanųjų dvasių klasifikaciją. Bet prieš tai, kas yra tos alkanosios dvasios? Kaip Tsongkhapa apibrėžia, tai kaip matom, tai yra tokia reinkarnacija, tokios būtybės, kurios iš esmės įgyja šitą pavidalą būtent dėl savo specifinės karmos. Ir to karma yra susijusi su tuo, kad tos būtybės buvo labai šykščios. Ir iš principo šykštumas taip pat ir implikuoja geismingumą, kad tos būtybės turėjo ne tik, kad jos norėjo dalintis resursais, kurios jos turėjo ankstesniuose gyvenimuose, bet ir turėjo labai daug geismų norų. Bet iš esmės irgi kažkaip sudera, kad jeigu turi daug geismų norų, tai jos iš esmės linkusios tenkinti savo norus ir negalvoja apie kitas būtybės. Ir už tai, tarsi už šitą neigiamą savybę, jos yra kabutėse apdovanojamos tokia egzistencija, kur kaip tik tas jų geismas paradoksiškai tampa absoliučiai neįmanomas patenkinti. Ir čia paradigminis, žinoma, atvejis yra esminis poreikis visų gyvų būtybių yra alkis ir troškulys. Ir iš principo tos būtybės jos turi tą besotį alkį ir troškulį, tai yra ir jos niekaip to alkio ir troškulio negali patenkinti jau ir kaip matom, jau išskleista yra 3 rūšis. Kokiu būdu jos negali patenkinti, tai netrukus tą aptarsime. Bet iš principo, štai, kad jos negali patenkinti to, tai aš sakyčiau, kad čia yra tiesiog tokia, visas tas toks vaizdinys yra išplėtotas iš to, kad tai yra kaip vaizdinys to beprasmiško tokio troškimo dalykų ir turint mintie, kad troškimas iki galo niekada negali būti patenkintas, nes kad ir kiek kažką patenkinsime, norėsime vėl ir vėl ir tam nėra galo ir tai yra ta personifikacija tų alkanųjų dvasių yra, man atrodo, su troškimu kažkaip galiausiai yra susijus. Čia bent jau mano tokia platesnė prasme. Taip aš interpretuočiau.
Ir aišku, jų kūnai irgi netrodo patraukliai dėl to, kad jie yra, kaip matom, visi išdžiūvę, savaime nes negali patenkinti nei pavalgyti, nei gėrimo gauti. Ir reiškia, jo, išdžiūvę, aptekę, tas visokie vaizdiniai, kad tokios išsekusios ir iškamuotos ir galima sakyti, nepaprastai troškančios um, gauti tų dalykų, bet jom yra nelemta gauti. Ir kančia kyla būtent specifiškai iš šito. Dabar aptariant šitas kategorijas, tai pirmoji kategorija yra, kad būtent išoriniai faktoriai kažkokie trukdo būtent šitoms dvasioms gauti tą pasitenkinimą iš maisto ir gauti tą maistą ir gėrimus. Tai konkrečiai čia matom nurodyta, kad čia daugiausia apie šaltinius, ežerus, apie vandens telkinius mini ir kad yra tarsi kažkas, kas nuveja tas būtybės ir jom yra neleidžiama tiesiog prieiti. Šitos vietos aš nesu visiškai tikra, kaip čia geriau būtų interpretuoti, nes man atrodytų, kad tiesiog, nu, kas tie, kas galėtų nuvesti, tai vėl turėtų būti kažkokie tai žmonės, negali būti žmonės kaip ir visiškai tiesiogiai lyg ir nekontaktuoja su alkonom dvasiom, nes didžioji dalis, čia yra įdomus dalykas, didžioji dalis jų kaip ir gyvena ne žmonių pasaulyje, bet kažkas tai gali ir žmonių atklysti pasaulį ir gali atklysti ir žmonių pasaulį. Ir apie šitą aspektą taip pat norėsiu pakalbėti daugiau, gal truputį vėliau, dar paminint kai kuriuos vėliau. Bet galim suvokti, kad tai gal tiesiog šiaip kažkokie vaizdiniai, jų tiesiog karmos padiktuoti, kad atsiranda kažkokios būtybės sugeneruojamos, tarsi, nežinau, jų karmos, kurios neleidžia išoriškai joms prieiti. Nebūtinai reikia įsivaizduoti, kad čia yra žmonės, kaip ir pragaro sargai. Galimai tai irgi kažkokie tai, na, kažkokie tai sugeneruojami pačios karmos dalykai ir neturi kažkokios egzistencijos tvarios. Tie baudėjai tų būtybių, kurios yra pragare. Toliau turinčios vidinių kliučių, tai jau būtent jų fiziologija. Čia jau tokia bene labiausiai paradigmiškiausias vaizdinys yra būtent šitų alkanųjų dvasių, kad jo burnos yra labai labai adatos ąselės dydžio, tai iš principo troškulys begalinis, bet jų fiziologija dėl jų tokios blogos karmos absoliučiai nepritaikyta nei maistui, nei gėrimui. Ir dar geriau, jeigu ir kažkas pralenda, dar veržiasi liepsnos ir greitai pro jų burną, tai jeigu ir tas mažytis trupinys kažkoks pralenda, jis greit sudeginamas, ar ten vandens gurkšnis, tad irgi iš to nieko negauna iš principo. O pilvai milžiniški, kas rodytų, kad jos iš principo labai labai nori ir joms svarbu yra tai gauti. Ir man atrodo, šitas bene labiausiai ryškiausias vaizdinys ir, kaip minėjau, tinkamas, jeigu kažkur ikonografiją atvaizduot, būtent taip alkanasias dvasias galima parodyti būtų. Ir galiausiai trečiasis šioje kategorija, kad pats maistas ir gėrimas yra kažkiek, jau pačiame maiste ir gėrime yra kažkas nepilnavertiško. Tai yra liepsnų vėrinių turinčiosios dalis tiesiog panašiai kaip ir ta liepsna, kur veržiasi aplink jas antros kategorijos atveju. Tai tiesiog kažkaip tai vyksta, kad tas maistas, kurios suvalgo, iš principo jis nėra realizuojamas. Iš tikrųjų, šitą liepsnų vėrinių kategoriją kažkaip man atrodytų su antra galėtų sėtis, bet čia gal tiesiog, kad būtent tas vėrinys nėra jų pačių dalis kažkaip išskirta, kad aš nesu iki galo tikra, kaip būtent šitą paaiškinti, bet toliau, kad, kaip matom, tiesiog to trečioji kategorija gali prieiti prie maisto, bet prieina tik tai prie pačios prašiausios kokybės maisto. Tai valgo, kuris techniškai net nėra maistas. Galėtume klausti, ar tai maistas, tai mūsų žmonių filosofinėme apibrėžime išmatos ir šlapimas nėra maistas net. Bet joms tai yra viskas maksimum, ką jos gali gauti.
Na, arba atsipjauti savo kūną ir užvalgyti, kas yra beprasmiška, nes, prasme, ir taip tas kūnas. Tiesa, jie sakyti, pilvai dideli, galima atsipjauti savęs ir valgyti, bet iš principo tai save valgyti, tai kažko, tai vis tiek nepatenkina jų troškimų. Um, tai va, o kas toliau pasakoma dar, va, remiamas iš tą Bhidarma Košio lobyno tekstu Bhidarmos, kur sakoma, kad jų valdovas yra iš principo mirties karalius. Šiaip mislinga irgi šita ištara, nes šiaip mirties valdovas, na, mirties valdovas yra, galėtume sakyti, jis kaip ir su pragarais dažnai siejamas ir kažkaip tai gal tiesiog norima pabrėžti, kad lygiai taip pat mirčiai pragaro būtybės, alkanos dvasios lygiai taip pat kaip pragaro būtybių iš esmės vadas yra tas pats mirties viešpats, kad jos yra čia šitoje vietoje kažkaip glaudžiai susijusios, o jų gyvenamoji vieta yra specifiškai nutolusi nuo Radža Gurvos miesto Indijoje, toj, iškės buvusi sostinė kažkada vieno regiono, kuriame iš esmės karalius gyveno, kuris rėmė budizmą, tai būtent nuo tos sostinės kažkaip tai geografiškai būtent po žeme jos jūra kažkaip tai ta erdvė, kur jos kaip ir atsiranda, bet po to iš ten išplinta kitur. Tai kad jos kaip ir negimsta, mm, tarsi negimsta žemėje, bet kaip aš nu, gali išplisti. Ir čia tas dalykas įdomiai susijęs su bendrai šitos kategorijos alkanųjų dvasių bendrame tokia vaizdinime pasaulio vaizduotė. Ir man atrodytų, tai šitas alkanųjų dvasių vaizdinys yra šiaip labai universalus ir tai nėra kažkas budizmui būdinga jokių būdų. Mes ir lietuvių kultūrai turim vėlę. Vėlė iš principo yra, galėtume sakyti, siela dvasia, kuri taip, tai yra tos, kas kai kažkas numiršta, lieka vėlė ir ta vėlė, jinai dar neišeina iki galo mirusių pasaulį, jinai dar kažkur plevena tarp mūsų. Ir neveltui sakoma, ir buvo tos tradicijos, kiek tikrai, netikrai, bet kad štai kapinėse maisto joms būdavo paliekama, na, mūsų regione ir panašiai, kad irgi tas vėles pamaitinti, nes jos trokšta to, jos vis dar turi tą prisirišimą prie mūsų samsarinio pasaulio. Tai labai panašiai ir šitos būtent alkanos dvasios irgi turi tą tokį santykį. Ir panašu, kad jos, nu, tiesiog jos vis dar siejasi labai stipriai su šito pasauliu, nes dėl ką to troškimo ir valgio ir maisto. Tuo tarpu pragaro būtybės iš principo jom nėra to poreikio tokio jau ar tėvams tas toks hipertrofuotas noras yra būtent šitų būtybių. Ir dar vienas dalykas, ką atkreipčiau dėmesį, tai kad sanskrito kalba, tibetiečių kalba, tos alkanos dvasios vadinamos jidak, kas iš tikrųjų nėra labai aišku, ką reiškia tibetiečių kalba. Tai aš tikriausia, kad protas šitoje vietoje reiškia, o tak tos, kurios yra užsiciklinusios protą ir numanoma užsiciklinusios ties maistu ir gėrimu, tokia geriausios paaiškinimus, o sanskrito kalba, būtent budistiniuose tekstuose jos vadinamos kitaip, jos vadinamos preta. O preta reiškia tiesiog pažodžiui tos, kurios išėjusios. Tai nurodo tai, kad tai yra kažkokios tai mirusios būtybės, bet jos neišeina iki galo absoliučiai, jos vis dar yra kažkur tai netoliese mūsų. Ir tuo jos skiriasi, pavyzdžiui, nuo protėvių. O protėviai yra tos dvasios, kurios išėjo ir jos jau kaip ir nebekenkia mums, jos netgi kaip tik net gali būti globėjos mūsų ir jos jau gyvena kažkokioj, sakytume, palaiminoj būsenoj. Tuo tarpu šitos pretos, jos yra, čia hinduizme toks supratimas yra, budizme, bet kai gauna tokį pavidalą, kad tos pretos yra tos dvasios, kurioms reikia kažkaip tai jas pamaloninti ritualais, pamaloninti aukomis ir panašiai, kad jos tiesiog nekenktų mūsų kasdienybei. Taigi tokie komentarai būtų iš mano pusės ir prašau, mėlyjei, mėlusios, prašom.
Aš norėjau pasiteirauti, e, va tie žemėje bomžai vadinami, kurie labai daug geria ir negali apsieiti be alkoholio, nu, kurie viena kojai renka išmaltas ir taip toliau, ar jie nėra alkanosios dvasios? Labai geras klausimas, Rima. Jo, čia galima mąstyti, kad jų karma yra tiesiog tokia, kad jos iš principo atlieka panašų vaidmenį. Nors žinoma, sakytume, kad jos žmonės yra, turi žmonišką pavidalą, bet pagal tai, kaip jos gyvena, tai šis atitinka tą alkanų dvasio apibrėžimą. Tai sutikčiau, kad labai įdomi išvalga. Tai galėtume sakyti, perinterpretuoti šiek tiek galbūt, kad žmonės, čia nežinau, drąsi interpretacija, bet tie, kurie turi tokias stiprias priklausomybės, kažkokios, vat, su kažkokiu, čia baisu taip sakyti, man reikėtų pagalvoti, bet galimai galėtų, vat gal kažkaip būtų aiškinama tai, kad čia jų tokia atskira lemtis, bet nežinau, labai įdomus klausimas. Ačiū, Rima. Ačiū. E, Ar būtų kitų pastebėjimų? Antrieji Tautvydai Aidai. Aš gal tokį, gerai, Aidas dabar turbūt, ar ne, norėtų paklausyti. Andriejus lik ir norėjo, ar ne? Gerai, palauksim. Mano tiesiog gal toks bendras klausimas, kaip jau minėjote, dėl vertimo į lietuvių kalbą, kaip geriau dvasia, vaiduoklis, vėlė, kokį žodį geriau pasirinkti verčiant, kad būtų geriau į lietuvių kalbą adaptuoti, nes man dvasia gal per daug patristikos skaičiau ir siejasi su labiau Kažkuo tokiu aukštesniu, prakilnesniu, ar ne? Taip, kaip ten psichė ir supriešinama sielai tarsi dvasia yra. Tai gal dėl to man šitas kontekstas. Tai kaip geriau, nes jeigu vaiduoklis, tai jis vaidenasi tarsi, tai irgi gal nelabai gerai tinka, tai gal dvasia geriausiai čia kažkaip, o gal vėliava, bet tada jau labai lietuviškai skamba. Na, labai sulietuvina kažkaip. Jo, čia geras klausimas. Aš vis tiek kažkaip, tas alkanoji dvasia, jo, ačiū Andrėjau už problemą, aš kažkaip nematau labai didelės problemos su to alkanoji dvasia. Nu, pavyzdžiui, atsakau, tibetietiškai lyg ir sakau toks protas, kuris užsiciklinęs, bet jis irgi nepasako, tai yra būtybės, kurios turi tą tokį labai geidžiantį tokį protą. Bet tarsi tai labai taip sudėtingai skamba, norisi kažko lengvo ir alkanos dvasios toks sąlyginai deskriptyvus susakymas, bet jis nėra labai toks sunku, sakyčiau. O vėliau kaip ir sutinku, jis yra iš karto įlietuvina labai ir vis tiek vėlė dar iki galo nepaaiškina specifikos šitų būtybių, nes nu, kad ir kaip svarbus maistas vėliom irgi, bet alkanopsios dvasiom yra iš esmės čia jų kaip ir, tarsi, pagrindinis apibrėžiantis dalykas, jų tos lemties, jų tos reinkarnacijos, tas tiesiog negalėjimas pasitenkinti. Ir pagalvojau, nu, kad Tantalas labai panašiai graikų mitologijoje irgi vienas, nors jau pabijau, Titanas tikriausiai ar ne, ar suabejojau. Ir jis irgi panašiai, kai tik tai ten tas vaizdinys, kad nori maisto pakriepti, iškelia ten ranką ir iš karto ten tie vaisių šakos viršų pakyla, o kai nori atsigerti apačioj, ten tas vanduo irgi nusenka visiškai, tai irgi negali patenkinti, tarsi tokia bausmė. Tai jos iš principo tokios kaip tantalai, tokie nubausti dėl savo. Jo, ir tantalas žodis yra, kad pats žodis tantalas yra kančios sinonimas, čia įdomu. Nu, tantalo kančios yra angliškai tantalizing irgi, ir ne? Kad čia kažkoks toks, čia yra apibrieštis didžiausia. Aha. Tautvydai, prašau.
Taip, gal toks laisvesnis klausimas, truputėlį prisiminimų šiek tiek sukėlė. Būtent viršsvoris rytų kultūros tame tarpe ir galbūt tibetietiška. Ar tibetiečiai jaučia, kad jeigu, pavyzdžiui, kūnas yra turintis viršsvorio, pavyzdžiui, ar tai yra bloga jausena, ar tai yra gėda šiek tiek, ar kaip, tą progą netgi prisimenu, viena filosofė pasakojo, kai ten turėjo keliones į Japoniją ir Japonė viena nustebusi klausė, iš kur pas vakariečių filosofus tokie pilvai tiesiog, ar ne? Laisvas klausimas toksai, bet jisai truputėlį ir komiškas, ir tokia šypsena gali sukelti, bet iš tikrųjų, galbūt rytų žmogaus kūno estetikoje tai iš vis labai nepriimtina yra, kaip pačiai atrodo. Ačiū tau, tai puikus klausimas. Čia aiškiai siejasi su dvasiom taip pat, nes tas pagal tą antrą kategoriją, matom, turi tos pilvus milžiniškus, gražiai paklausiai. Aš galvočiau, kad, žinok, tikrai tai nėra būtinai blogas ženklas. Kaip tik, kad turit mintim, bet čia, sakyčiau, nėra unikaliai kažkoks tai budistinis ar indiškas, ar tibetietiškas, aš manau, gan universaliai čia yra senaisiais laikais egzistavęs dalykas, kad tas, kas turėjo viršsvorį, tai buvo siejama dažniausiai su pozityviai. Dažniausiai tai yra pozityvus apibrėžimas. Būtent dėl to, kad tai rodo viena vertus tai, kad tas žmogus socialiai, jis yra, kad jis gyvena pritekliuje tam tikram, tai yra iš tos pusės, kad turit minty, kad taip buvo sunku pasimaitinti senais laikais išgyventi ir tų svorio tiesiog priaugti nebuvo įmanoma. Ir dėl to, tas specifinis dalykas, kad kad iš karto tai rodo tavo statusą, dažniausiai tai pozityviai laikoma, nes tų žmonių labai mažai. Dabar visiškai apsivertė dalykai, kad kaip tik vis daugiau žmonių stambių, nes mes tam maisto per daug turim ir kaip tik tampa paradoksiškai plonam būti gražu, tuo tarpu ilgą laiką truputį stambesniam buvo gražiau būti didžiąją dalį žmonijos būtent istorijoje. Dabar kitas tas aspektas susijęs su jo, kad stambumas taip pat gali liudyti ir tiesiog fizinę tam tikrą sveikatą, kaip minėjau, ir socialinį statusą, ir labiausiai žinom iš kiniško budizmo, kur Buda, galima sakyti apskritai rytų azijietiško budizmo, kur Buda dažniausiai kaip stambus vaizduojamas su pilvu dideliu. Ir universaliai beveik, jeigu Budą matysim, jis dažniausiai stambus bus. Ir vėlgi, kadangi tai siejasi su ta pačia idėja, kad vėlgi pilnatvės, kad tai yra kažkoks tai pasitenkinimo, nes jeigu Buda tarsi atrodytų kaip visiškai išsekęs, tai daugiau nurodytų kaip tik į tai, kad jo mokymas taip pat irgi yra toks numenkas ir nieko nežadantis, ir tik tai kaip tik kančias, nes pagal mūsų supratimą, kaip minėjau, dabar mes siejam, kad plonumas yra kaip tik sveikata, bet anksčiau priešingai, jeigu tu esi plonas, tai tavo labai didelis šansas tiesiog susirgti ligom ir mirti anksčiau, nes galbūt tau niekada nėra garantijos, kad tu turėsi tų medžiagų ir panašiai. Tai va šitas dalykas turi teigiamą dažniausiai tą reikšmę. Dabar kalbant... Ačiū, labai išsamus atsakymas, dėkui tikrai. Dar specifiškai apie tibetiečius, kad tibetiečiai dažniausiai truputį stambesnio sudėjimo istoriškai yra dėl to, kad dėl geografinių aplinkybių tikrai daug riebalų valgydavo, tiesiog klimatas jų reikalauja, tai ir to maisto kitokio ir nelabai turėjo, tas kaloringas maistas, mėsa, pieno produktai, ypatingai pieno produktai, ir jie, kad tiesiog tą būtent šilumą išlaikyti, tai ir taip pat klajoklių kultūros, mongolai lygiai taip pat, ir tiesiog natūraliai dėl geografinių sąlygų liesam ten tu neišgyvensi, būnant tik tai šiais laikais keičiasi tie idealai šiek tiek ir panašiai. Tai va, aš šitai atkreipčiau dėmesį, tuo tarpu Indijoje žymiai lengviau liesam būti, ir ten egzistavo ir priešingi idealai būtent to plonumo, bet tikrai sakau dėl tų geografinių sąlygų, aš čia taip sakyčiau, gal palankesnis klimatas, daugiau užauga vaisių, daržovių ir taip toliau, ir tu gali ir šiaip šiltą didžiąją metų dalį
tau nereikia tiek riebalų sluoksnio panašiai. Kokie dar būtų pastebėjimai? Aidai, gal jūs turit kažką, norėtumėt pridėti? Ne, šį kartą turbūt neturėsiu. Gerai, puiku, tai tuomet galime judėti priekį. Skaitykime toliau. Tai taip pat laiške bičiuliai sakoma, net ir alkanųjų dvasių būvyje troškimo sukelta stoka sukelia neatlėkstančią kančią. Jos patiria fiziškai nepakeliamą kančią sukeltą alkio, troškulio, šalčio, karščio, nuovargio ir baimės, kurių burnos tėra atlos seselės dydžio, apilvai didumo sulig kalnu. Jas kankina alkis, jos neturi jėgų susirasti nė trupučio nešvarių, bet kur išmestų, netrupučio švarių tikriausiai, bet kur išmestų, nežinau, reikia patikrinti, atliekų. Kai kurios tai yra ota ir kaulai, jų kūnai nuogi, jos panašios į palmę, nudžiūvusią viršūnę, į kurioms kiekvieną naktį iš burnos veržiasi liepsnos ir jos valgo maistą, nuo kurio jų burnos liepsnoja, ir kurios nelaimingosios neranda net pūlių, išmatų, kraujo ir kitų nešvarių dalykų. Jos smūgiuoja viena kitai veidą ir geria pūlius iš prinokusio kaklo patinimų. Alkanosioms dvasioms vasaros metu net mėnulis yra karštas, o žiemą net saulė šalta. Vaismedžiai joms tampa bevaisiai, o vieno jų žvilgsnio išdžiūsta net upės. Pirmuoju posmu parodomos bendrosios alkanųjų dvasių kančios, o likusiais posmais ypatingosios kančios. Nuovargis reiškia nuovargį patirime bėgiojant ir ieškant maisto, baimė reiškia baimę kylančią išvydus vyrus nešančius kalavijus, kuokas ir kilpas, bet kur išmestos atliekos reiškia tai, kas išmetama, kur papuola. Vieną naktį reiškia, kad nakties metu iš jų burnų veržiasi ugnis. Maistą, nuo kurio jų burnos liepsnoja, reiškia, kad jos valgo tokį maistą, kuris priverčia jų burnas liepsnoti. Tarsi būtų išdeginta nuodingo pikto žvilgsnio, net kartaus ir vėsaus vandens upė išdžiūsta. Komentare aiškinama, kad kai kurioms alkanosioms dvasioms upė atrodo pilna susikaupusių liepsnojančių šaryjų, o kitoms ji atrodo kaip tekanti pūlių upė pilna įvairiausių kirminų. Taip pat laiške mokiniui sakoma, kankinamos nepakeliamo troškulio, jos iš tolo pamato tyrą upę ir panorusios gerti prie jos eina. Tačiau prieėjus pati upė pavirsta srove, pilna plaukų sruogų, kriauklių, dvokiančių pūlių, dumblo, kraujo ir išmatų. Taip, tai iš principo toliau matome tolesnį aprašymą ir šį kartą tas aprašymas iš pradžių tiesiog Tsongkhapa, kaip neklystu, jos tiesiog kaip ir pats pateikė tas tris rūšis, o dabar šaltinį pateikė. Tai laišką bičiuliai Nagarjunai, autorystės Nagarjunos, ir čia irgi pacituoja kaip pat šaltinį, kuris panašius dalykus pasako. Jis šitam laiške nėra tos pačios trejopos kategorizacijos būtent šitų dvasių, bet iš principo idėjiškai viskas daugiau mažiau tas pats pasakyta, tik tai gal yra priedo dar daugiau pridėta, ko nebuvo išryškinta anksčiau, kad jos ne tik kenčia nuo būtent troškulio ir alkio beribio, bet taip pat ir nors čia dar nėra taip labai išdėsta, gal kitam paragrafe, kur skaitai, bus matysis daugiau. Tik va šitoj vietoj, kad net vasaros metu net mėnulis yra karštas, o žiemą net saulė šalta. Tai kad iš principo, kad joms taip pat net ir gamtos reiškiniai kažkaip tai kitaip reiškiasi. Va čia įdomus dalykas, kad būtent kažkaip tai ta tikrovė jiems ir čia labai įdomus aspektas yra fenomenologiškai kitaip reiškiasi. Ir kai kurie atkreipia dėmesį, mokslininkai, konkrečiai savo kolega vienas, kuris Oksforde turėjau kažkiek kontaktų, jis tyrinėjo šitą aspektą, kaip budistiniuose tekstuose kalbama, kad būtent šitom alkanom dvasioms pasireiškimai tam tikri, kad joms kitaip ta raiška, atrodo tos pačios tikrovės, bet jinai kitokia. Tas paradigmatinis pavyzdys yra upė, kur atrodytų, kad šiaip tai
upė kaip ir turėtų tą suteikti tą vandenį labai gryną, iš kurios atsigertų, bet kai tik prieina tos dvasios, ta upė kažkaip tai transformuojasi ir kai jos pažiūri į tą upę, nu, virsta tai tik tai, matom, pilnas tokias sroves sruogų, kriauklių, dvokiančių pūlių, dumblo, kraujo, kad nieko iš jos, ta prasme, jinai visiškai netokia, kokios mes įsivaizduotume. Tad ir ko gero, kad tai viskas yra specifiškai dėl karmos, dėl jų tiesiog surėtimo, kad galėtume moderniai sakyti, jų organai, smegenys taip veikia, kad kažkaip, kad būtent jie mato labai iškreiptai tą tikrovę. Galėtume sakyti, čia toks, nu, tai toks visai gal pretenzingas būtų pasakymas, kad jeigu žmonės, sakytume, vat iš Kanto filosofijos perspektyvos irgi neprieina prie tai, kokia tikrovė yra, vis tiek matome tam tikrą, per akinius tam tikrus matom tai, kaip kas yra, per tam tikras reprezentacijas, tai būtent šitos alkanos dvasios dar labiau, ne tik, kad reiškia, prie tikrovės toli gražu neprieina, bet netgi turi reprezentacijas ir visiškai kitaip iš esmės priema tai, kas jom reiškiasi. Ir čia, nu, vat, toks specifinis galbūt dalykas, kuris čia vat, šiek tiek išryškėjo, bet kitam paragrafe dar aiškiau matysis. Taip pat, kas čia dar galbūt svarbu, kad vat čia pirmam skyriui ta citata yra, o po to matom yra paaiškinimai Conkapos, kad jis tiesiog paaiškinėja atsit, ką čia sako tas tekstas, tai tie paaiškinimai čia netrodo labai kažkokie tai išsamus, dėl to, kad mes jau taip pasiaiškinom bendrai, bet nu, jis ten tam tikrus žodžius paaiškina, kad vat, ką ten baimė reiškia, kad ten nuovargis reiškia, nes, nu, skaitant, bet tų tiesiog pirmą kartą tekstą negalėtų būti neaišku, tai jis vat prideda, kad kaip tai reikėtų suprasti. Tai vat net nežinau, kažko daugiau jau kaip ir nemažai ką aptariam. Čia tiesiog dar keletą tų matom charakteristikų šitų alkanų dvasių, kad čia kai kurios kaip ir nuogi aprašomas tos dvasios, jos panašios į palmę nudžiūvusią viršūnę, kad vėl tas sausumas yra kaip viena iš vizualinių tokių savybių, charakteristikų, jų tas sausumas ir su ta liepsna susijusiu, kad arba iš jų burnos, tos šalia tos kaip adatos aselės dydžio ta ugnis kažkaip eina, arba kad prieš tai skaitom, kad ir vėrinė gali turėti degantį, kuris išdegina tą maistą. Tad, nu, tiesiog dar daugiau tokios tų savybių, kad iš principo mes galėtume vizualizuoti, nes nepamirškime, kad čia svarbu vizualizacija. Taip pat, nes būtent mes čia atliekame meditaciją, mes turėtume įsijausti tas alkanasias dvasias kažkiek tai ir subandyti kažkaip tai patirti, kaip vėliau skaitysime, tam tikrą atstumimą, kad mes nenorime būti jų vietoje. Bet tam mums reikia geriau suprasti, kaip jų to tokią apgailėtiną egzistenciją. Taip, tai galbūt tiek iš kol kas iš manęs, o dabar sakykit, ar turi dar kažkokių pamąstymų, dar galbūt. Tibetas ir sportas, labai norėčiau šią tematiką. Žinome, kad, pavyzdžiui, Kinijoje, Japonijoje yra tie kovos menai išvystyti ir taip toliau. Kokį santykį turi tibetiečiai su mūsų kovos menu, gal taip pasakyčiau, ar iš vis kažkokį tai turi. Aha, labai ačiū tau. Tokiai terpiai ir kūnas labai stipriai vaidina tam tikrų fizinių aspektų. Jo, tai nebejotinai. Tibetiečiai šiaip tai tradiciškai nuo tų vakarietiškų šakų, kadangi jie neturėjo to santykių su didžiojo vakarų pasauliu ilgą laiką, tai jie tik tai futbolą labai perėmė, jau Indijai buvo, kad tai kažkaip futbolas išpopuliarėjo visai.
Bet iš senųjų laikų tai iš principo dažniausiai tos šakos yra susijusios su būtent žirgais, arkliais. Kažkas tokio arba tokios tradicinės, kaip ten virvės tempimas, arba imtynės, bet imtynės gal labiau netgi čia mongolų dalykas. Toks tradicinės ten tokios, bet daugiausia vat, kažkokie tokie vat, labai specifiniai nuo regiono priklausantis savo kažkokios lenktynės su žirgais ten arba panašiai, vat, tokių kažkokių labai, vat, net nežinau gerai, kad būtų, sakyčiau, tradicinis kažkoks tibetiečių vat, sportas. Nes tarsi labai medituojanti tauta, na ir pavyzdžiui, jeigu ten kinai, japonai, ta meditacija kažkaip tai susiję su kovos menais, gal taip pasakyti. Taip, tas sportas apskritai toks šiuolaikinis dalykas ir tu sakai kovos menai, ar ne? Tai kovos menų ta genezė irgi didžiąją dalim susiję jo su budizmu. Ir būtent, kaip jau pastebėjai, kad nebūtinai tik su budizmu, tiesą sakant, bet tai kyla iš dvasinės praktikos kartu, kad tai yra tam tikros dvasinės praktikos raiška, kuri kyla iš to, kad šiaip daug tų funkcijų, daug tų priežasčių, kodėl tai kyla, dabar sunku taip viską susakyti. Ir praktinis buvo, kad apsiginti tiesiog vienuoliams reikėjo tam tikrom bendruomenėm ir tiek dėl to, kad jos turi laiko ir kad tai susijęs su bendrai dėmesio reikalaujančių dalykų, kad tai didžiulė ištvermingumo, tos pačios dėmesio praktikos jos ir kūną lavint nesunkiai gali būti perkeliamos. Tai iš tibetiečių pusės kažkaip vat, negaliu greit sugalvoti, kad kažkoks būtų specifinis kažkokia vat šaka, vat, teisingai, šaudymas iš lanko. Taip, šitas yra šaudymas iš lanko, yra, bet šitas daiktas yra, sakau, vat jodinėjimas, šaudymas iš lanko, bet vat kaip tokios veiklos, kur, vat, sakytume, kažkas į sportą panašaus. Bet kovos menų nesugalvoju, žinok, tokio visuotinio nelabai gal. Na, tai šaudimas iš lanko yra ypatinga veikla irgi. Taip. Reikalaujanti labai daug. Taip, tas pats dėmesio sutelkimo labai. Taip. Kūno pajėgų ir taip toliau. Bet čia tradiciškai kinai dar didesnę tą meistrystę turėjo, čia galėtume sakyti, kinų toks par excellence ta šaka, bet tibetiečiai lygiai taip pat irgi naudojo šitą. Aš dar norėjau paklausti, va čia tas būtybės tiek pragare, tiek tas alkanas dvasias kankina, juos neprileidžia ten prie vandens ten ir taip toliau, neprileidžia būtybės kažkokias, o tai gali būti kaip pagal katalikus velnias, tai vietinis, sakykime, tos vietos kažkoks, būtybė, vietinė būtybė. Aha, įdomiai klausėt, kad tai galėtų būti kažkaip dar kitos velnio būtybės kažkokios, ar ne, kurios neprileistų. Ar teisingai supratau, velnias? Kurios kankina tas, reiškia, tas žmogų, kurie papuola į pragarus, ar kurios kankina ar ta būtybė gali būti velnias. Aš manau, iš principo taip, aš galvočiau, kad aš gal net labiausiai rinkčiausi tą variantą, tik tai aš tuos velnius visus, tas pragaro būtybės aš traktuočiau kaip galbūt kaip karmos vadinu mechanizmą, bet atleiskit, netrandu tokio geresnio žodžio, karmos visos šitos sistemos, kaip ir tokias sraigtus tokius, kad tai nėra kažkokios tai būtybės atsietos, tiesiog, kad kaip jos yra daugiau karmos vykdymo, tie kažkas
grandys. Tai taip labai mechaniškai, čia mechanistiškai pasakau, bet jos gali atrodyti kaip žmonės, va tose vaizdiniuose, kad jos ten kankina, bet iš principo jos yra tiesiog tai sukūriamos karmos. Tai nėra kažkas tai tokio. Nes mūsų tam įsivaizdavimu atrodo, kad velnės vis tiek yra kažkas tai tokio atskiro nuo mūsų, kažkokia tai būtybė, kuri vis tiek panaši į mus. O čia vat, aš manau, kad čia nėra taip, kad čia daugiau yra, nu, aišku, ir velnę galime įsivaizduoti, kad tai yra mūsų kažkokie tai, irgi vaizdiniai, kažkokie tai baimės, kažkokios dar. Tai labiau kažkas tokio, aš sakyčiau. Tikrai gali būti, nes, nu, tarsi jų valdovas yra būtent mirusių valdovas, tai pragaro valdovas, tai tas pragaro valdovas jas ir vadovauja taip, kad užmeta joms tas tarsi, nu, kaip kalėjimo prižiūrėtojus, kad sukelia tas maksimalias kančias pagal jų tą, pagal tai, kokią jos blogą karmą turėjo. Tai sugeneruoja kažkokius tai tuos išorinius ale kaip žmonės prie tų vandens telkinių, kad jas nubaidinėtų ir jos negali prieiti, nes jom vaidenasi, kad ten, reiškia, saugo tą vandenį ir kai jos prieina, tai, nu, iš tiesų joms atrodo, kad jas toj sužalos su tais kalavijais vietomis ar panašiai. Tai kad joms taip ta tikrovė reiškiasi, o mes to nematom tiesiog, nes mūsų karma kitokia. Ačiū. Kokiu dar būtų, ar dar turit kažkokių minčių? Jeigu ne, tai judam tolyn. Galbūt perskaitysim apie alkanasias dvasias šitą skyrių ir naują temą jums. Kai jos nukeliauja į Malajos kalną, kurio viršūnės gavina bangų vėjo purslai ir kur šaliuoja sandalmedžiai, visa tai joms virsta miško gaisru. Aštrių liepsnų apimta giria, kurio grėsmingai griūva daugybė degančių rąstų. Jos nueina prie jūros, kur nuo aukštai kylančių grėsmingų bangų ryškiai žėri sklaidančios putos, visa tai jums virsta dykynė, kurioje siaučia karštas smėlis tarsi migla ir deginantis šiukštus vėjas. Joms ten būnant ir trokštant, kad pakiltų lietaus debesis, iš debesų pasipila geležinių strijų lietus su rūkstančiomis žarijomis, žėrintys deimanto kietumo rieduliai ir auksinės raudonai geltonų žaibų virtinės krintančios ant jų kūnų lyg lietus. Karščio kamuojamoms net pūga tampa karšta, o vėjo nukamuotoms net ugnis sukelia šaltį. Visiškai nepakeliamos karmos suprandytų vaisių aptemdytoms, joms visa ši pasaulio įvairovė regėsi apversta. Čia būtent tai, apie ką kalbėjau prieš tai, kad joms specifiškai reiškėsi viskas. Net į vargšę būtybę, kurios burna yra adatos seselės dydžio, pilvas daugelio jodžanų, išgertų didžiojo vandenyno vandenį, jis neprasiskvertų pro jos gerklės angai vidų. Jos burnos nuodai išjuvintų net vandens lašą. Taip reikia apmąstyti tai, kas šiuose eilėse pasakyta. Kalbant apie gyvenimo trukmę pakopų pagrindė ir lobyne, sakoma, kad vieną žmonių mėnesį laikant vieną alkanųjų dvasių para, jos išgyvena 500 metų pagal savąjį metų skaičiavimą. Laiške bičiuliui sakoma, kurios būtybės be pertraukio patiriančios kančią tvirtai suraštos blogų darbų karmos kilpa, nemiršta 5000 ar net 10 000 metų. Komentare aiškinama, kad kai kurių alkanųjų dvasių gyvenimo trukmė yra 5000 metų, o kitų 10 000 metų. Nė vienoje iš 3 blogų lemčių sričių kūno dydis nėra nustatytas. Pakopo pagrindė sakoma, kad nedorybės poveikio kūnai būna įvairaus dydžio, ir dideli, ir maži. Taip. Čia toliau, nu, dar tokių gyvų tokių pavyzdžių pateikta, kaip joms ta tikrovė priešingai tiesiog reiškiasi. Ir apie ką aš kalbėjau, iš principo, jeigu nori nueiti labai gražų kalną, pagarsėjusi ten, kur santalo medžiai ten žaliuoja ir kur labai gaivus vėjas ten dvelkia nuo jūros, tai ten
tas visas vaizdas joms virsta degančia giria ir kad tos medžiai krenta ant tų gyvų būtybių. Kai eini prie jūros visiškai, tai irgi tampa dykynė. Ta jūra, kur kaip tik tai tarsi karštų smėliu ir ten vėjas pučia. Kai jos nori, reiškia, lietaus, tai gauna ne lietų, bet rūkstančias žarijas iš dangaus krentančias, deimanto kietumo rietulius ir žaibus. Ir kai, reiškia, nori kažkokio karšto, tai gauna šaltą, nori šalto, gauna karštą. Tai tarsi visiškai priešingai ir viskas joms vyksta. Ir tai iš principo tas negalėjimas čia išreiškiamas tuo parodyti, kad jos ko nori, joms iš principo negali būti patenkinama. Tai negali būti įvykdyta kažkaip. Ir čia yra tas visas jų kančios ta specifika. Jis skiriasi nuo pragaro būtybių, kur tiesiog jas taip labai sistemingai, taip fabrikiškai tiesiog, nežinau, luošina, kamuoja, taip tiesiog, ten mes skaitėm, kaip ten visiškai beviltiškai ten malai miltus pragaro būtybės, kad sakyt, gyvūnus subtiliau kankina, gyvūnus taip, dalį jų ties iš karto užmušamies, kad ir valgymui, dalį jų pasitelkia darbams, ten įkinko, visaip, kad jie dirbtų žmonėms, irgi luošina, ten praveria nosį, ten dar kažką ten. O būtent specifinės kančios alkanųjų dvasių, bet matom, yra štai tokios, kad jos kyla iš to, kad ko jos nori, jos to negauna, gauna priešingai visiškai. Tai va toks labai už tą būtent, kaip Tsongkhapas sako, už tą karmą, už tą šykštumą. Dabar, kas dar svarbu yra, kad toliau keliamas klausimas, kiek jos gyvena, tai kaip ir pragaro būtybių atveju, kad tas amžius labai ilgas, tai čia gal nėra tokio pat kaip pragaro būtybių tas ilgumas ir čia varijuoja. Matom, vieni tekstai truputį vieną sako amžių, kiti truputį kitą, tai nėra tokio sutarimo. Kai kas sako, kad 500 metų pagal tas mato, kad jeigu vienas žmogaus mėnesis atitinka būtent vieną parą dvasioms arba ten 50 tūkstančių metų ir panašiai. Ir po to dar pasakyta, kad kūnai visų šitų trijų blogųjų sričių, tai reiškia pragaro būtybių, gyvūnų, alkanų dvasių, taip pat nėra kažkaip reglamentuoti, jie gali varijuoti. Galime įsivaizduoti, gali būti tos alkanos dvasios labai mažos, galbūt mikroskopinės, bet gali būti ir tikrai didelės. Tai čia nėra kažkaip tai specifikuojama. Bent jau šaltiniai, kuriamis Tsongkhapa remiasi, daugiau nepateikia informacijos. Tai iš principo tiek, vėlgi nėra daugiau kaip ir ką pridurti, bent jau aš nematau, tai bent jūs norėtumėt kažką, o jei ne, tai skaitome toliau. Dar yra keletą tų skaidrių, kur dar tos alkanųjų dvasių tema dar toliau kiltename. Jeigu neturi, tai galim paskaityti dar toliau. Tai taip apmąstant tas blogų atgimimų kančias, reikia galvoti. Jeigu jau dabar sunku ištverti vieną parą įkišus rankai degančias žarijas, arba tiek pat laiko be drabužių esant žiemos vėjui išbūti ledo urve, arba kelias dienas neturėjęs valgių ir gėrimo, arba net vien tai, kad kūnai geltų bitė ir panašiai, tai kaip aš ištversiu karštųjų pragarų, šaltųjų pragarų ir alkanųjų dvasių kančias, taip pat gyvūnų kančias, kaip vienas kitą praryja gyvą. Taip sprendžiant, pagal dabartinę savo patirtį reikia medituoti tol, kol protą atsiras virsmas, itin stipri baimė ir išgąstis. Mat vien žinojimas, nepratinant prie to proto, ar meditavimas tik retkarčiais ir trumpą laiką visiškai nieko nepakeis. Ir Vinajos pagrinduose sako, du Anando sesers sūnus priėmė vienuolystę ir juos liepė mokyti skaityti arba recituoti, ir taip galime tą žodį versti. Kelias dienas paskaitę, parecitavę, jie iš tingumo liovėsi skaitę.
Patikėti Maud Galjajanai, jie ir toliau elgėsi kaip anksčiau. Todėl Ananda tarė, sukelk šiem dviem atsižadėjimą. Maud Galjajana nusivedė juos į vietą, kurion eidavo dienomis ir stebuklingai parodė pragaro būtybių reginį. Išgirdę pjovimo, kapojimo ir kitų panašių veiksmų garsus, jie nuėjo pažiūrėti. Ten jie išvydo pjovimo sukeltas ir kitokias kančias, taip pat du didelius verdančius geležinius katilus. Jie paklausė, argi iš juos nieko nedės, jiems buvo atsakyta. Tu Anandos sūnėnai priėmė vienuolystę, tačiau iš tingumo leidžia laiką veltui. Numirę jie atgims čia. Jiedu labai sigando ir pagalvojo, jeigu suprantame, kas mūsų laukia, turime imtis praktikos jau dabar. Tada jie nuėjo pas Maud Galjajaną ir papasakojo visą, kas buvo nutikę. Taip, tai iš principo, dabar kaip ir pereinama, visgi galvoju, kad dar daugiau bus apie alkanasias dvasias truputį sugrįžtama bendrai, kalbėti bendrai. Toks vyksta dabar susumavimas viso šito bendresnio skyrelio apie meditaciją, pragaro būtybių, gyvūnų ir alkanųjų dvasių kančių. Ir tas susumavimas ir dabar kyla iš to, kad tas kontrastas brėžiamas, kad žiūrėkim, mes negalim net mažos kančios pakelti, tai kaipgi jau bitei kelia atrodo taip jau baisu, o žiūrėkit, kas mūsų gali laukti, va tos visos kančios, tų visų trijų lemčių, trijų įsikūnijimų, galimų, ir kurių daugelis būtybių yra visatoj, būtent tokios. Tai iš principo receptas, kurį čia siūlo Tsongkhapa, yra toks, kad reikia iš principo imti patirtį mūsų ir pagal tą patirtį gerai apmastyti. Tai tą, kai jis vadina medituoti, kol prote atsiras tam tikros reakcijos, tai baimė ir išgąstis. Ir būtent neužtenka tik teorinio žinojimo, neužtenka tik pasiskaityti, mums reikia nuolat apgalvoti visą tai, ką skaitėm ir pastoviai apgalvoti. Ta neužtenka tik vieną kartą tą padaryti. Tai čia tas receptas, ką siūlo Tsongkhapa. Ir galiausiai jis pacituoja tokią istoriją, kuri yra būtent tarsi iš senų Budos Siddhartos Gautamos laikų. Iš teksto Vinajos pagrindais. Tai yra vienuolystės pagrindai, tai yra tekstas, kurį skaito, kurį mokosi visi, kas priema vienuolystę, įžadus ir būtent ten yra istorija, būtent tame tekste apie tai, reiškia, apie du Anandos, tai yra Budos vieno iš artimiausių mokinių, sesers sūnų į vienuolystę ir kaip jie ta istorija, kurią ką tik perskaičiau. Tai dabar kas čia vyksta, tai iš principo tie du kaip ir priėmė tos įžadus, bet jie nenorėjo būti pakankamai uolus. Ir čia konkrečiai, kad jie nenorėjo mokytis, nenorėjo skaityti, nenorėjo būtent tekstų. Arba skaityti, čia sakau, gali būti tas recituoti, jie nenorėjo. Recituoti reiškia, kad yra tam tikros, būtent vienuolystės tradicijų budizmo yra labai svarbu, būtent tas mokymasis. Mokymosi pagrindą sudaro būtent tų ištarų, kuriuos mokiniai atsiminė, ir konkrečiai sakoma Anandais. Aš šiaip įdomi vieta, nes Ananda buvo tas, kuris labai daug įsiminė, ką Buda mokė, ir po to praktiškai iš to, ką Ananda, sakoma, atsiminė, po to kiti padėjo ir buvo sukompiliuotos sutros, Budos mokymas, šitaip grubiai tariant labai tą istoriją. Ir vienuoliams reikia, senais laikais ypač, kai rašymas nebuvo kažkoks dalykas, reikia nuolat tarsi atsiminti, tai nuolat kartoti, kas buvo pasakyta, nuolat mokytis atmintinai tuos dalykus, ir po to jau kažkas užrašyti mokėdavo, tai užrašyti, tai arba po to, kai kas užrašyta, tuomet perskaityti ir skaityti ir kartoti, tai yra kaip viena iš praktikų, nes ta informacija labai svarbi, tų visų įžvalgų, kurias pasakė Buda, arba tos istorijos, kurias ten su kažkuo susitiko ir mokiniai atsiminė, tai labai yra svarbi vieta, kaip šaltinis praktikai. Iš principo,
iš to šaltinio ir atsiranda apmąstymas, po to tai, kas pasakyta, turi gerai atsiminti, kas buvo ir po to, kaip mastai, tu gali praktikuoti. Tai būtent ta istorija yra, kad tie mokiniai, tas jaunolystė iki Andos sesers sūnus, jie nenorėjo pakankamai iš to daryti. Ir tada Ananda pakvietė kitą Budos mokinį, Maudgaljaną. Ir Maudgaljana, va čia įdomus dalykas, va čia vis nėra visai aišku, nusivedė juos į kažkokią tai vietą ir ten jiems atskleidė tokį pragaro būtybių vaizdinį. Ir kaip minėjau, mūsų sesijos seminaro pradžioj, kad lyg ir tų pragaro būtybių negali matyti, tačiau yra kažkokios išimtis. Ir va šita istorija jau paliudyta šitam tekste, vienos pagrindas, kad kartais tarsi gali kažkom vat sąlygom tai būt praskleista. Ir Maudgaljana garsėjo tuo, kad jis turėjo kažkokias tai negalias, bet sakytume, kažkokius tai jis buvo vizionierius. Ir jam dažnai vat, regėjimai visokie reikštavosi ir būtent jis kažkaip sugebėjo kažkaip tai parodyti tos vaizdinius tiem mokiniams. Ir kaip matom, kas čia vyko, kad iš pradžių netgi kažkoks tas reginys ir tie mokiniai girdė, kad yra pjovimo, kapojimo ir kiti veiksmai, kur mes jau skaitėm, kas ten vyksta tose pragaruose, karštuosiuose ypač. Ir tie mokiniai ten nueina pažiūrėti ir tuomet išvysta tas kančias tų pragaro būtybių ir taip pat du stovinčius didelius verdančius geležinius katilus. Ir jie tuomet paklausė, nežinau, kas jiem atsako, ten kažkokios, ir viena iš pragaro būtybių matyti ir sako, kad būtent, kad iš principo šitiems dviem mokiniams ir rezervuoti šitie du katilai. Tai vat šita vat patirtis rezervuoti už tai, kad jie yra tingus. Jie priėmė įžadus, bet jie nesimoko, jie nedaro esminių žingsnių. Ir tuomet tie du mokiniai išsigando labai ir tai sukėlė virpesį juose, tarsi sukrėtimą. Ir tuomet jau jie nusprendė, kad reikia pakeisti savo būtį ir ta grįžę papasako Maudgaljanai, ką matė. Ir tą istoriją toliau skaitysim kitoj skaidriai, štai juos pakeitė. Tai ką čia norime pasakyti, aš Tsongkhapui noriu pasakyti, kad va, turėtų mumise įvykti kažkas tokio, ir jis pateikė šitą va, šaltinį, kaip panašiai kaip šitiems Anandos sesers sūnums. Kad jie iš pradžių irgi nesuprato tos reikšmės, bet jiems kažkaip tas vaizdinys atsirado, čia Maudgaljana sukėlė tą vaizdinį, bet galėtume sakyti, kad ir mes tą vaizdinį galėtume savyje išsigandimo sukelti, jeigu mes nuolat medituosime, lygiai taip pat gal ir mums atsivers tas tikslesnis vaizdinys, kaipgi ten atrodo tame pragare, taip kaip ir būtent atsivėrė šiems dviems jauniems vienuoliams. Taip, tai gal tiek būtų iš manęs apie šitą skirelį ir paragrafą ir prašau, gal turit kokių įžvalgų pasakyti, ar klausimų ar panašiai. Tai aš gal taip norėčiau paklausti iš tikrųjų, na, tie pragaro vaizdiniai ir taip toliau. O jeigu paklausčiau pačios asmeninį ryšį su šitų mokymu tiesiog, ar tu besąlygiškai tiki, kas ten rašoma, ar tai yra tam tikras refleksijos momentas, kad gali būti ir agnostinis požiūris, kad nebūtinai galbūt priimti absoliučiai taip, kaip ten yra rašoma. Man norėtųsi tą santykį truputėlį apčiuopti, kaip man pačiam tarsi reikėtų su tuo tekstu, budistiniu tekstu elgtis. Ar besąlygiškai priimti, kas ten rašoma, ar tiesiog vakarietišką sąmonę, reflektuojantį sąmonę. Taip. Aš esu bent savyje pajutęs, kad turiu daugiau mažiau tokį polinkį agnosticizmą, kad aš abejoju absoliučiai viskuo tarsi. Bet čia labai individualus dalykas. Tai norėjau paklausti pačios santykis. Labai gerai klausiu. Tai mano pačios santykis yra tai, kad aš labiau turiu tą tokią agnosticizmo, aš nepavadinčiau, kad nežinau, aš gal sakyčiau, aš esu atvira įvairioms scenarijams. Aš nemanau, kad tik tai griežtai mokslinė pasaulėžiūra šiuolaikinė
gamtamokslinė yra vienintelė teisinga. Nei tam tikrose situacijose, jinai taip, jinai yra teisinga, jinai daug mums duoda, bet tarsi religiniai vaizdiniai, religinė išmintis sukaupta per daugelis šimtus metų, jie tikrai kažką pasako apie mus ir ten sukauptos kažkokios irgi yra žinios, į kurias mums reikėtų reflektuoti labai įdėmiai, nes tai nėra tiesiog, man atrodo, tuščias dalykas, kai taip žmonės daugiau šimtmečių mąstė, tai aš konkrečiai manau, kad yra, gal nebūtinai pažodžiui visiškai reikia, aš visuomet nesiūlau, jeigu pastebėjot mano skaitimuose, aš niekada nesiūlau pažodžiui visko priimti. Netmetu, kad gali ir tai būti, bet aš siūlau visuomet reflektuoti plačiau ir bandyti mąstyti tokiam, kiek įmanoma platesnėme diskurse, tokiam, kad mąstyti ir apie mūsų Lietuvą, mūsų kontekstą, apie mūsų mitologiją, apie mūsų apskritai. Kiek mes turim žinių, tiek mums reikia pasitelkti, tai reikia turėti integruotą požiūrį ir bandyti suprasti visumoje, kas yra sakoma. Ir bandyti, aš visuomet bandau išvelgti kažkur racionalumo grūdą, kad paaiškinti kiek įmanoma pagal mūsų tą turimą žinias, kontekstą, ką tai galėtų reikšti. Ir kad tai... Ačiū už labai atvirą atsakymą, iš tikrųjų. Jo, tai aš tikrai pažodžiui nebūtinai skaitau, bet aš manau, kad tame yra kažkas slypi šitame ir tai reikia atrakinti, kas čia slypi. O atrakinti mes galime kiekvienam, skirtingais laikotarpiais nėra vieno atsakymo, nes bendrai tekstų skaitimas yra, kad mes tą prasme kuriam skaitydami kartu, bet žodžiu, čia toks dvipusis judesys vyksta. O dabar kalbant, dar kažką dar norėjau pasakyti, atsakyti tavo kažkokią dalį klausimą, bet pamiršau dabar. Aš norėjau paklausti, ar baigėte, ar galiu klausti? Prašau, Rima. Aš matau, va čia, kai skaitėt šitą skaidrę, yra toks pastebėjimas medituoti tol, kol atsiras itin stipri baimė ir išgąstis. Kaip ir katalikybėje yra sakoma, reikia bijoti Dievo, ateiti į bažnyčią, bijoti Dievo ir taip toliau. Man tai, pavyzdžiui, man kyla klausimas, pavyzdžiui, kodėl Dievo reikia bijoti, reikia Dievą mylėti, kaip iš meilės ir iš visų gerų dalykų, kad būtų kažkokia tai nestipri baimė, kad iš baimės, tu darai iš baimės gerus dalykus, eini, mokaisi iš baimės, o iš kažkokių gerų paskatų, pavyzdžiui, iš meilės Dievui, ir va čia iš sąmoningumo kažkokio, tai eini ir darai gerus dalykus. Jo, čia gerai klausėt. Iš principo, šitie du mechanizmai tarsi gali būti, kad tarsi, nežinau, dabar pavyks gerai atsakyti, klausimas tikrai įdomus. Kodėl taip yra, kad reikia to išgąsčio viso, kad iš principo tiek meilė, tiek ir priešingai tiesiai išgąstis, baimė yra, kad labai stiprios emocijos mūsų ir jų tarsi aktyvavimas, tarsi jos turi kažkokią tai irgi funkciją mumyse, čia toks funkcionalistinis požiūris, jos nėra tiesiog, kad šiaip savo, kad jos esti, ar ne, ir čia yra tos visos teorijos ir kam reikia apskritai, banaliai pasakysiu, bet gal kažkiek tai kažkokia surezonuos, kažkur nežinau, kad tos visos istorijos gąsdinančios, pasakos apie pabaisas panašiai, taip jos turi tą funkciją, kad mus kažkaip tai pastumėti, kažką tai daryti arba nedaryti atvirkščiai. Nes ne visais atvejais atrodytų būtent norėti ir kad būti traukiamam, geisti kažko yra tas teigiamiausias variantas. Iš tos pusės, kad, taip, aišku, galima, čia kai šiaip labai gerai užklausėt, jau galėtų atrodyti, kad būna toks tobulas,
tokia tobula būtybė, kad mes tiesiog apimti jo to tobulumo ir tiesiog mes jį įsimylime ir tiesiog mus traukia. Mus tiesiog natūraliai traukia į daryti, bet taip kažkodėl nėra. Tai va čia, kad vis tiek per silpna atrodytų ta charizma tokia, kad savaime patrauktų. Va čia paradoksas. Ir čia iš dalies ir bando įvairiose religijose tada tą aiškinimą pateikti, kad mūsų ta prigimtis, jinai turi kažkokių trūkumų ir tie trūkumai susiję su tuo, kad ir susiję iš principo su tuo, kodėl yra reikalinga religija. Religijos paskirtis, viena iš paskirčių yra mus iš esmės paskatinti mąstyti apie dalykus, apie mūsų, reiškia, ne tik apie tai mūsų kasdienybę, bet mąstyti tiek apie mūsų dorovinį tobulinimąsi ir kartu tas tobulinimasis yra apie tą prigimties kažkokią tai keitimą, kuri nėra tas susijęs ir su moraliniu tobulinimuose, kad jei mes moraliai būna moralūs, mes kažkaip gerinam tą savo prigimtį ir kartu ta prigimtis mus artina prie kažkokio tai pilnumo, pilnatvės didesnės ir ta pilnatvė galiausiai vis tiek jinai yra surišama daugelį religijų su anapusybė šiek tiek, tai su kažko tai, kas laukia mūsų ties mirtimi arba po mirties. Ir tarsi aš jau dabar nuklydau šiek tiek, bet ką aš norėjau pasakyti, gal esmė yra ta, kad kad dėl tos prigimties gal mūsų, kad jeigu iš karto mes taip tobulai, čia gerai klausėt, jeigu tas labai patrauklus būtų apskritai dvasinis mokymas savaime būtų toks patrauklus, atrodytų nieko nereikėtų, bet nieko daryti nereikėtų, galėtų juk taip ir būti, atrodytų. O čia aš nežinau, tuomet atsakymo, negu tai konstatuoti, kad tiesiog, kad žinau, gal kažkas neturės geresnių atsakymų, manau, neabejotinai geresnių turės atsakymų, nes tiesiog pasakyti, kad mūsų prigimtis, jinai vis tiek yra labai besiskirianti nuo Dievo, bet tiesiog paradoksas, kad kažkodėl vis tiek mums reikia tų gąsdinančių istorijų visokių, mums reikia tų pragarų vaizdų, mums reikia išsigąsti ir kad tarsi reikia kažkokį tai pastangą įdėti, kad mes galėtume dvasiniu keliu eiti, nes savaime tai nevyksta. Koks geras klausimas, nežinau, gal kažkas turi kažkokių pamąstymų šitą linkme, kodėl, reikia, kam viso. Aš galvoju tiesiog, bent jau mano toks įspūdis yra, tos visos tradicijos, ar tai būtų krikščionybė, ar krikščioniška mistika, ar kabala, ar ten, sakykime, budistinė tradicija, ar dzen budizmas, visi kažkokią intenciją tobulėti tarsi turi, mano akimis, ar ne? Bet taip niekada negali pasakyti, bent jau aš asmeniškai, kad čia yra teisingiausias mokymas ar vienintelis mokymas. Tiesiog žmonijos skirtingų tautų, skirtingų tradicijų pastangos supras save. Bet tai tik tai tiek, ko gero, nes tas agnostinis tas momentas, bent jau mano pasaulėžiūroje, gal taip pasakyčiau, jisai visada lieka. Tiesiog. Man atrodo, tas visiškas pasidavimas, kad tik tai taip ir ne kitaip, irgi yra labai pavojingas. Aš nežinau, kaip jūs galvojate iš tikrųjų. O aš tai ar aš teisingai, Rima, supratau klausimą, aš interpretavau jūsų klausimą iš tos pusės, kodėl iš karto Dievas netrodo toks patrauklus, kodėl iš karto Budos mokymas netrodo toks patrauklus, jeigu jis yra toks tobulas, kad mums reikia visų šitų meditacijų ir panašiai, mes galėtum iš karto tarsi natūraliai judėti link to ir mums nereikia tos gąsdinimų ir nieko.
bet tiesiog kažkodėl taip nėra. Iš Tai, principo taip, taip, bet aš, nežinau, vi- kaip paaiškinti. taip, iš Aš, principo aš taip. galėčiau pasiūlyti kelius variantus. Kad Prašau, Andriejau. pirmiausia, reikėtų tą baimę išskirti, kad viena baimė yra kitokia baimė, kad yra tipai tos baimės, kad galima, pavyzdžiui, kokios abromiškose religijose baimę interpretuoti kaip norima pasakyti apie didybę, tarsi didybės kažkoks fenomenologinė išraiška, tarsi baimė galima. Taip pat jau tie minėjo, funkcionalistinis momentas gali būti baimės naudojimo kaip disciplinarinės funkcijos, kaip skatinamosios funkcijos. Pavyzdžiui, Renesanso laikais, kad viduramžiai sakė, kad ydos negali būti naudojamos, kad jos visada veda į nuodėmę. Renesanso laikais, kad tarsi gali ydą panaudot edukaciniais tikslais. Tarsi pasikeičia požiūris į šitą dalyką. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad galima įvairiai šitą interpretuoti. O mano pirmas vaizdinys, kur atėjo į galvą, tai, pavyzdžiui, tengi buvo analogija su vaistais, tarsi Budos mokymas. Ir, pavyzdžiui, jeigu žmogus yra sveikas, ar jam reikalingi vaistai, jeigu jis gerai jaučiasi, tarsi ne. O, pavyzdžiui, šiais laikais labai populiarus tas antivakserių judėjimas. Ir kaip paskatinti žmonės vakcinuotis, tai, nežinau, parodyti vaizdus, ten smallpox, kaip lietuviškai. Raupai? Raupsai, pavyzdžiui, kaip rapsuoti žmonės atrodo, arba, pavyzdžiui, kaip populiaru su šitais, su cigarečių pakeliais, parodyti, kaip susirgę žmonės atrodo, kurie per daug rūko, kas nutinka su jų organais ir panašiai. Tai tarsi sukelia negatyvę emociją, baimę, ir jį turi tarsi iš vienos pusės susimąstymo, refleksijos funkcija, kad tu susimastai, tarsi tu sustoji ir pradedi svarstyti tą dalyką. Iš kitos pusės jau disciplinarinė funkcija, kaip kad tave sustabdo tą baimę nuo kažko tai darimo. Foucault šitam pritartų. O kažkaip taip, čia gal tiktų bendras būtų ir budizmui, ir krikščionybei, arba abromiškoms religijoms. Dar papildomai abromiškoms religijoms tai būtų tas, sakyčiau, kaip sinonimas Dievo didybei, kad baimė Dievo, bijoti Dievo yra kaip panašus jausmas, kai tu bijai gamtos, pavyzdžiui, kai tu matai audrą. Tai tarsi čia labiau subtilesnis toks momentas, atpažinti kažko tai didybę ir tarsi tai yra sumišę su baime. Bet čia jau labiau krikščionybei tinka. O grina baimė, tai galbūt, kad čia yra su semitiškom religijom, kad Dievas yra kaip ponas tavo viešpats. Tai tarsi, kai esi vergvaldys, tai geriau, kad pavaldiniai tavęs bijotų. Tai jau grinai tokia sisteminė prievarta. Ir baimė yra puikiai tam naudojama. Ir dar kažką buvau sugalvojęs, bet dabar jau pamiršau kažkaip. Bet daugmaž taip, nežinau, ką jūs galvojat. Ačiū, Andriejau, tu visiškai pritariu. Tai tu kalbėjai apie baimės, paaiškinimus, kaip jie gali tarnauti, kaip jie suprast gali.
Tai neabejotinai visi tie funkcionalistiniai, disciplinuojantis, privertus susimąstyti, čia visur Sonkapė pasitelkia šituos. Ir tas labai svarbus baimės, kaip kontrasto dalykas, kad baimė, nu, kaip tas didybės, kad tai išryškina, kaip tai gali išryškinti, nu, tavo silpnumą, trūkumą ir tuomet išryškėja ta būtybė, kuri, nu būtent, tarsi galėtume sakyti, Dievas išryškėja arba Buda išryškėja to akivaizdoj silpnumo, būtent paradoksiškai, kad atsiranda kontrastas didesnis ir tu matai, kaip tai reikšminga, tai jinai baimė tą funkciją, koks yra skirtumas tarp mūsų. Tai šitas, taip, man nežinau, ar tu iki galo tu nebandėjai atsakyti klausimą vis tiek šito, kurį bandžiau formuluoti, kodėl nėra iš karto tokio savaimingumo, nu ir kam apskritai, nu, ta prasme, nu tiesiog eiti, kad nebūtų jokių tokių problemų ir iš karto būtų tas kelias labai lengvas visiems žmonėm. Religinis, be jokių va čia pastangų, dėjimų, apmąstymų. Tai mano tokie du greiti atsakymai, dabar pagalvojau, ko Andrėjau sakei, tai visiškai šitą, tai visiškai akivaizdu šiaip tai yra, kad pirmas atsakymas, kad krikščionybė egzistuojantis, tai, bet budizme jis, manau, netiktų, kad tiesiog Dievas jis galėtų padaryti, kad iš karto žmonės būtų išganyti ir nereikėtų nieko dėti pastangų, bet jis nori tarsi suteikti galimybės žmonėms pasirinkti ir daryti ir tarsi nesudaro idealiausių sąlygų. Jis atveria galimybę, bet palieka tarsi eiti link tos galimybės patiems žmonėms. Tai jis visko nepadaro iš karto, kad taip, kad visų gerybių netveria žmonėms iš karto. O antras paaiškinimas būtų, matau, kuris budizme tiktų, kad dėl ko reikia tų pastangų, o iš principo dėl to, kad nėra taip, kad iš principo Buda pasiekė nubudimą, bet jis nėra Dievas. Visgi ta tokia prasme, kad jis nėra absoliučiai visagalis, kad piršto spraktelėjimo visų gyvų būtybių karmą panaikintų, visų būtybių tą blogą prigimtį, kad ir koks jis tobulas, bet jis atveria kelią, bet jis nesugeba, nėra toks galingas, kad apskritai visų būtybių visą karminę sistemą pasaulio nulaužtų, tik tai vienas. Jis iš principo, jis stengiasi dėl to, bet tai nėra taip lengva. Ta prasme, vis tiek reikia pastangų. Tai tiesiog tik tai toks būtų mano... Ir mano gal labai trumpas pastebėjimas, vis tiek pastebėjau, žinote, kad ir Linas įdėjo į aplinkelius mano verstas Sloterdiko pokalbį apie Nyčę. Nyčės štai taip kalbėjo Zaratustra šitam kontekste, abraomiškų religijų kontekste ir santykis su budizmu. Labai įdomu paskaityti, bent jau patį interviu ir pasidomėti pačių veikalų, štai taip kalbėjo Zaratustra. Yra problematika daug gilesnė, aš galvoju, ir su pačios krikščionybės ir su pačiomis romiškomis religijomis šiame kontekste, nes mano supratimu tai vis tiek buvo unikalus mąstytojas ir unikalus veikalas, labai sunkiai suprantamas, bet keistai tiesiantis tiltus būtent ir su rytais ir tiesiog verčiantis mąstyti apie pačio veikalo interpretaciją ir naujų horizontų atvėrimą ir taip toliau. Galbūt mano subjektyvi tokia, nesakau nuomonė, požiūris galbūt, bet tiek norėjau gal užbaigti, kad pabrėždamas, kad klausimas labai sudėtingas, kaip yra su ta krikščionybė, kaip yra su vakarų ta metafizinė kultūra, santykių su rytais, su budizmu to pačiu, nes minimas ir Buda pačiame kontekste ir taip toliau. Tiesiog noriu pakviesti gal ir paskaityti ir galbūt kažkaip tai pabandyti suprasti, kas ten rašoma tiesiog, ar ne? Tu apie būtent taip kalbėjo Zaratustra. Taip kalbėjo Zaratustra, kurį daug kas irgi atmeta, bet kurį interpretavo ir Heideggeris, ir Gadameris, ir Derrida. Žodžiu, labai savitas, labai keistas veikalas, bet iš esmės, jis verčiantis mąstyti apie tai, kas atsitiko vakaruose su krikščionybė. O tu neturi kažkokių minčių, kur dabar būtų tiesiogiai tą kontekstą, kur kalbėjom, bet tiesiogiai, ar ne? Jo. Galbūt tam tikras turiu, pavyzdžiui,
tokia mintis būtų, kad vis dėlto visos religijos jos turi pradžią, jos turi klestėjimą, jos turi tam tikrą istorinę pabaigą, kuri turėtų virsti vėlgi į kažkokį naujo dvasingumo ar naujo to religinio formato atsiradimą kažkokį tai. Ir kartais labai baugus, netgi baimės gali jausmas atsirasti skaitant tą veikalą, bet per daug nenoriu interpretuoti, nenorėdamas nusišnekėti, nes man tas veikalas visada labai mįslingas atrodė, bet jis ir turintis tam tikrą labai įspūdingą galią, turiu pripažinti. Man įdomiai tu pasakei, nes iš tikrųjų aš vadovausiu prielaida mūsų skaitimuose, kad bandau suprasti, kas čia yra sakoma ir tarsi bandau iš principo tokio priimti tarsi insiderio kažkokią tokią beveik poziciją ta religinė ir iš jos pusės bandyti kalbėti, o Nyčė čia jis kalba taip labiau iš išorės ir sako, žiūrėkim, kad ir ką čia skaitom, nereikia viską priimti už gryną pinigą, galbūt tai yra klaida, kas čia pasakyta. Galbūt net pačio skaitymo performansas tas irgi inicijuoja tarsi naujo kažko atsiradimą. Galbūt miklotai pats pripažįstu, bet... Ne, man tai labai patiko, kad ta prasme, kad priimti, kad gali būti klaida, aš tai taip supratau, kad iš principo, kas čia pasakyta, nereikia priimti už gryną pinigą, viskas gali būti sudėtingiau. Nes, pavyzdžiui, ką Nyčė man šitoje vietoje irgi nori pasakyti, man taip atrodo, kad pačios religijos jos irgi yra istorinės, jos turi savo pradžią, savo klestėjimą, turi tam tikrą dekadanso fazę tiesiog, ar ne? Pas Nyčė yra vakarų civilizacijos nihilizmo pats diagnostikas kažkuria prasme. Ir vėlgi čia, aišku, yra tie kontekstai, kad tas jo gyvenimas toks labai tragiškas buvo, žinome, kad jis po to jau faktiškai net ir iš proto įsikrausto ir taip toliau. Čia irgi duoda tam tikras spalvas, tam tikrą kontekstą. Man labai patinka, ką tu sakai. Tai iš principo per Nyčę čia būtų galima sukritikuoti apskritai seminaro pačio prielaidą skaitimo hermeneutinę, kad aš bandau iš budizmo paaiškinti, bet galbūt reikia traktuoti taip laisviau, iš tos pusės matyti, kad šitas tekstas istoriškas, kad čia klaidų gali būti, kad viskas keičiasi. Irgi negaliu drąsiai sakyti, nes man irgi klaustukas šitoje vietoje, bet tiesiog verčiantis domėtis. Nereikia absoliučiai skaityti, čia jeigu ateini, žinai, prie šito teksto kaip tarsi su tokia intencija, insiderio, sakau, kad iš budistinės pusės noriu suprasti, tai aš noriu bet kuriuo atveju atrasti tą paaiškinimą, išliekant visgi to teksto rėmose, bet galbūt nereikėtų to daryti. Kartais galima sakyti, kad kai kur nesąmonė, gal yra kažkas tai... Nes kolegos pagalvoja, pavyzdžiui, prancūzų postmodernistai kaip Foucault, kaip Deliozas ir kiti, jie save neonyčininkais kažkada laiko. Jiems tas irgi veikalas labai svarbus yra. Žodžiu, Nyčės perspektyva man jinai yra tam tikrų Kumgrano salės paimta druskos, jinai yra gera, jinai kritiškumo duoda. Tai aš bandau tą kritiškumą išlaikyti, bet kartu, jeigu Nyčė paėmė taip radikaliai, tai Nyčė veda man prie pozityvistų. Bet būtų labai įdomu, kad, pavyzdžiui, pasiskaitytume ir ten po kelių seminarų bent jau porą sakinių pasakytumėte irgi, ką jūs galvojate. Jo. Aš nesakyčiau, kad apie Nyčę Zaratustrą. Tsongkhapa kaip tik negi dvasioje Nyčės, jeigu aš Nyčę siečiau su apšvieta ir kad jis tęsia Voltero mintį, kad kritika ir šito, ir Bacono tų įsteigtų istorinių religijų kritika, Volteras aukščiausiai ten stovi su tuo, Nyčė subtiliau šitą pateikia, bet tarsi istorinės religijos iš Zaratustros to veikalo, kiek aš atsimenu. Kad čia kritika yra, kad jos visada yra korupcija ir Nyčė ten įdeda tą renesanso žmogaus, didžio žmogaus idėją ir kad po to jau tarsi tas mokymas gali tik tai degraduotis arba arba būti iškreipytas, kad aš kiek atsimenu iš to veikalo, kad ten pirmasis mokinys Zaratustros, Nyčės Zaratustros, tai buvo negyvėlis, kuris surado pakelėje, tai tarsi jau religijos pradžia yra tarsi mirtis.
mokymas yra taip, resentimento religija. Negyvėliui ir kad dar buvo, kad mokiniai, ir tarsi draugai geriausios Zaratustros buvo gyvatė ir erelis, atrodo, tame veikale. Tai tarsi irgi, kad anapus simbolika naudojama tam tikra, tai kaip jo konceptai, kad jau tas mokymas jau iš karto miręs ir kad jis išeina už tą anapus žmogiško kažkokio santykio. Tai va ta didžio žmogaus, ir čia romantizme yra, ir tas ir tarsi atmetimas istorinės religijos, kad ji gali būti tik tai kažko tai korupcija to didžio žmogaus idėjos ir jo valios išraiškos kažkokios. Tai tarsi Tsongkhapa santykis su tradicija, jis yra labai racionalistinis, jis tarsi cituoja tuos veikalus, bet jo yra tas santykis racionalistinis. Jis pasitelkia savo, kad didaktiškai išdėstytų tą doktriną. Tai kas yra cituojama, jis nėra vergiškas kažkoks citavimas, bet pasitelkimas tų šaltinių tam, kad išdėstyti kažkokią sistemą, kuri būtų nuosekli. Tai čia visai yra dvasioje Nyčės. Tsongkhapa nėra vergas tradicijos, bent jau aš taip suprantu Tsongkhapą ir man jis dėl to pačiam labai patinka. Tai ir čia yra tarsi kritika istoriniai religijai, kad tu su jie susiduri ir negali suvokti ir kas turėtų būti tas arbitras santykio su tradicija, su paveldu. Čia ir Derrida yra tema, jis labai čia svarsto, nes tarsi jis yra kairiojo tradicijoje, bet jis pats save vertina, Derrida, kad jis yra kaip pavainikis, kad čia yra pavainikio paveldas ir jam labai patinka Hamleto tas irgi paveldėjimas iš šmėklos, irgi čia Nyčė, Derrida, tas santykis su mirtimi, ir kad tu paveldi tą mirusią tradiciją, bet tarsi Nyčė sako, kad čia yra miręs dalykas, apskritai net neverta. Derrida sako, kad galima paveldėti tą šmėklą, bet iš jos kažką dar padaryti. Tai Tsongkhapa, aš sakyčiau, aš pozicionuočiau jį, kad jis ir Nyčės, ir gal labiau Derrida tradicijoje, kad jis paveldi, bet jis nevergauja pilnai tai tradicijai ir jo tas arbitras yra santykio protas, kad tarsi turi būti racionaliai išdėstyta ta doktrina, kad su ją būtų kažkoks ir jam asmeninis santykis, ir mums santykis, kad mes kažkaip galėtume tai suvokti. Tai čia jau priklauso, ką tu galvoji, koks arbitras yra santykio ir kaip geriau santykiauti su tuo dalyku, kad tai nebūtų tiesiog negyvas lavonas, kūnas, o kažkas, nesakyčiau gyvo, bet kas atgaivina tave. Tai ir Nyčės tas santykius su istorija irgi, kad našta istorijos, kuri tave kaip tik stabdo nuo veikimo, bet istorija gali tarnauti tam, kad tave įkvėptų. Čia, žinote, labai ilga diskusija būtų, kad ir dėl to, kad jisai krikščionybės įsteigėjų, pavyzdžiui, Paulių laiko, ne Jėzų Kristų, o Paulių. Bet, sakau, labai ilgai diskutuotume, pats veikalo motyvas, kad ein Buch für alle und keinen, visiems ir niekam, tarsi kviečia labai individualiai, refleksiškai apmastyti, kur mes esame moderniaisiais laikais santykėje su tikrąja religija, krikščionybės, šiuo atveju vakarų ir taip toliau. Vėlgi labai įdomu, kad ir Zaratustra kaip persų simbolis iškyla veikale ir Buda iškyla pačiame veikale tam tikromis formomis. Tai tiesiog
kviečiu skaityti, mąstyti ir tiesiog bandyti galbūt ir ateiti padiskutuoti apie tai. Taip? Ačiū labai Tautvydui už pasiūlymą, už tyčią įsivedimą. Ačiū Andrėjau, labai patiko man tavo mintis ir pritarčiau, kad jo, Zonkapą, aš irgi iš esmės Zonkapas dvasioje nebandau nurašyti. Aš sakyčiau, kad Nyčė taip gan kritiškai žiūri, nu taip jis eina prie to tokio, sakau, prie tos linijos, kuri ilgainiui veda prie to, kad mes apskritai, nu, traktuojam tai jo, kaip lavoną ir mes iš vis nieko iš to nenorėsim pasimti, mes tą visą religiją tiesiog nurašom kaip tokį, tai tas nėra pasnyčia, bet visa tendencija yra ta, o aš labiau prijaučiu, tai vis tiek šiuolaikiškesniai tai minčiai, kur dabar plintančiai vis tiek religijotininkų, kad mes bandom suprasti, mes naudojam visokius metodus suprast, paaiškinti, nebandom to nurašyti į kažkokius kliedesius, į kažkokias nesąmonės, bandom suprasti, kiek galim dalykus ir paimti iš to, kas čia yra geriausio. Bet aišku, reikia kritiškumo, negalima vergoviškai sekti ir kiekvieną eilutę skaityti, tarsi tai būtų apreiškimas. Tai gali klaidų būti ir tarsi ir patys seniai autoriai, jie irgi tą suprato ir tikrai diskusijų daug būtų įvairiausių dalykų. Tai tas racionalus požiūris yra puikus. Tai aš galvočiau gal su šita gaida tuomet ir galėtume pabaigti mūsų šios nuskaitimus, nes jau 10 minučių po 7:30. Tad ačiū Jums labai. Ačiū labai visiems. Ačiū. Ir Ačiū visiems. Susitikime, jeigu galite, jeigu turėsite laiko, kaip visada, skaityti toliau. Pabaigsime kitą savaitę. Tikiuosi, įvyks susitikimas, lyg ir dabar nebus kažkokių, tai tikiuosi išvyko panašiai. Būtinai. Ir pabaigsime apie alkanasias dvasias ir eisim kitą temą. Skaitysime tuomet apie prieglobstį Budos mokymą ir būtent vienuolių bendriją. Tai ačiū Jums, viso geriausio. Ačiū, viso gero. Ačiū, viso geriausio.